Sveiki sulaukę šventų Velykų, galų gale pavasarinė reali rimta šventė. Aš per Velykas, žinokit, nelipsiu ant ledo. Darykit, ką norit, šaudykit, gaudykit, nelipsiu, nes, nežinau, jau viskas, ledas, jo yra aišku. Ir ta prasme, mes apie tai jau nekartą kalbėjome, kad šiemet nerealus pavasaris, kuris viskas padengta ledu. Ir, pavyzdžiui, netgi vakar norėjome su operatorium parodyti jums upėtakinę žūklę. Važiavome per upes Lietuvos ir visos užšalusios. Jūra, Minija, Aukštupiai, kur tik pasukiukas, kur įmanoma užmesti kažką, tai viskas užšalę. Dėl to lauksim pavasario. Jeigu praėjusią laidą mes išvarėm žiemą, dabar bandysime varyti pas mus pavasarį. Ir, aišku, kalbėsime apie upėtakio žūklę. Pradžioje apie tai, kaip gražiai atrodo tos žuvys. Laikas, kada pinigus paimsime į rankas ir pradėsime gaudyti tą veržlį, iš tikrųjų įdomią ir stiprią žuvį upėtakį. Tikrai ne už kalnų, aš galvoju savaitę, dvi maksimum, ir vėlgi tas upės įsivaduos iš ledų ir mes galėsime jau pradėti žvejoti šią žuvį. Iš ties begalinis malonumas traukti tokį kovotoją, žinoma, reta žuvis Lietuvoje, bet tikrai verta to, kad nors kartą ar du kartus per sezoną būtinai ją pažuvautume. Tai va, po kiekvieno siužeto mes vis kažką tai norime jums papasakoti labai paprasto ir aiškaus, kad jums būtų daug geriau, jaukiau ruoštis pavasariui ir, žinoma, gaudyti žuvį. Apie upėtakius. Jeigu kalbėjom, tai aš norėčiau šiek tiek apie įrankius. Ką aš renkuosi pats asmeniškai? Upėtakiam aš nemėgstu greito koto. Kodėl? Todėl, kad greitas kotas gerai, išmetimas greitas, bet iš principo upeliuose, upėse, kur nereikia labai tolimų metimų, man, pavyzdžiui, patinka minkštas kotas, kokį dabar turiu rankose. Kodėl? Todėl, kad upėtakiam pakankamai stipri veržli žuvis mes naudojame ploną valą. Realiai, nes mūsų masalai upėtakiniai, štai tokie visi yra nedidukai, ar ne? Ir kad jį užmesti tiksliai, aiškiai, mums reikėtų plono valo. Aš naudoju 16-18 mm valą. Mono, tai pakankamai plonas, aš galvoju, kaip tokiai žuviai, nes niekada negali sužinoti, su kuo gali susikauti. Gali užkibti ir kilograminis upėtakis, o puikiai žinot, kad tai žiauriai veržli, stipri ir gera žuvis. Todėl aš renkuosi būtent štai tokios akcijos kotą, mes ją vadinam karvės uodegą, kad kotas pats gesintų žuvies smūgius. Nes pirmas upėtakio tas toksai smūgis ir iškart lėkimas būna toks, kad jeigu turėtumėt kietą kotą, fastą, pavyzdžiui, arba ten vos ne mikrodžiginį kotą, labai išreikšta kieta viršūnėlė, gali būti, kad pirmas smūgis ir praradimas žuvies. Netgi ne dėl to, kad valas trūks, o dėl to, kad tiesiog žuvis gali įsiplėšti kablius, nes jinai veržli, aiškiai, konkreti žuvis. Dėl to aš naudoju tokį kotą, kuris, kaip matėte, lenkėsi vos ne narytės. Ir kas yra svarbiausia ir ką norėčiau visiems pasiūlyti, tai aišku, rytės stabdis. Daugelis dar vis dėlto galvoja, kad viską turi sulaikyti valas arba kotas. Yra rytė, yra stabdis ir dažniausiai stabdžio reguliavimas yra toksai, kad mes paduodam stabdį ir tada žuvis veržliai traukdama, smūgiuodama, paprašo šiek tiek valo. Bet kas yra blogiausia, kad daugelis meškeriotojų reguliuoja rytės stabdį štai taip. Tiesiog paima, atsuka, sukasi, viskas tvarkoje. Ne, vis dėlto rytės stabdį reikia reguliuoti su masalu, laikydamas rankui.
Čia dabar atrodo neblogai viskas, o iš tikrųjų lenkiat kotą ir stabdis visiškai neveikia. Dėl to reikia stabdį susireguliuoti taip, kad traukdamas masalą, va, jūs matote, kad jau ryte dirba. Tai yra stabdis rytės dirba. Lenkiasi kotas, atidirbinėja ir dar šiek tiek dirba stabdis. Tam reikalinga mums, kad mes galėtumėm kovoti su stambia, veržle ir aiškia žuvimi su plonu valu. Tokie patarimai. Ir valą upėtakiam aš atbūriau jau gerus 3 metus, tai netgi mano bičiulio Rolando Kažimėkos, kurio, kaip matėte, žvėjom, parekomenduotas sufiksas XL Strongas. Tai iš tikrųjų puikus valas būtent gaudyti upėtakiam. Geras, tvirtas, laiko mazgus. Ir čia, aišku, toksai 20 šimtųjų jau, oho, koksai, bet 18-16 šimtųjų vėlgi tas pats valas puikiai laiko bet kokius smūgius žuvies, laiko mazgus, o to mums reikia. Vis dėlto per dieną upėtakių turim 1-2 kibimus ir visai nenori to žuvies paleisti. Dėl to, ką tik ir pakalbėjau apie įrankius. O dabar metas plūdiniai žūklei. Pirmosios pavasarinės žūklės plūdinė meškerė. Žinoma, viso tai laukta, visą žiemą iškentėta, apgalvota ir mąstyta, kaip gaudyti žuvį. Iš ties baloninė meškerė, tai tas meškerikotis, kuris ypatingai populiarus meškeriotojų tarpe, jeigu žvejoja srovėje. Vis dėlto pačios pirmosios didžiausios kojos vėlgi prasideda Nemuno deltoje, jų dydžiai būna įspūdingi. Ir žvejyba išties graži, kai kraštas yra padėtas kažkur garaže, Rūsyje, tu paėmė plūdinę meškerę rankas ir gaudai štai tokią žuvį. Visiems linkiu ir nebejoju, kad netrukus mes kartu su jumis susitiksime prie upės su plūdinė meškerė rankose. Tai va, bičiuliai, visą tai mūsų laukia netrukus. Jeigu upėtakius gaudysim, manau, už savaitės arba už 2, tai būtinai gaudysim ir su plūdinė meškerė. Vis dėlto pavasario šauklys yra plūdinė meškerė. Ir jeigu jau mes kalbam apie pakankamai didelės upes, vis dėlto dažniausiai daugelis pradeda savo žūklės tokiose rimtesnėse upėse, Minija, Nemuno delta, Žemupys, tada kai pradeda judėti kojas, kai jos plaukia į nerštą ir jie žvejoti žiauriai įdomu, jos stiprios, galingos, pasitaiko nerealių egzempliorių, kaip ką tik dabar matėte. Ir aš vis dėlto visiems rekomenduočiau baloninės meškerės žvejyboje upėje. Tam, kad nereikėtų gaudyti mačais, kažkokiam slankiojančiom plūdėm, vis viena, dažniausiai gylis yra 4-5 metrai, kuriuose mes žvejojame. Ir baloninė meškerė susitvarkyti su tokia žuvimi ir ją gaudyti iš tikrųjų, kaip matėte, malonu. Bet yra tam tikrų akcentų, kuriuos aš norėčiau jums papasakoti. Visų pirma, jūs ruošite savo plūdės. Nepamirškite, kad vis dėlto mes rekomenduojame 3 kembriukus. Tai yra 3 taškai, kurie laiko mūsų plūdę. Dažniausiai būna taip, žmogus nusipirka plūdę, uždeda vieną kembriukiuką ir sako, visien gerai, aš su juo reguliuojuosi gilį. Bet kur yra problema? Vienas kembriukiukas gali įsipjauti, pabėgti, ta prasme, jūs labai galite dažnai prarasti gilį. O vis dėlto, jeigu susireguliavote gilį, žvejybos metu jis turi būti visą laiką stabilus. Tai mes rekomenduojame visą laiką 3 tvirtinimo taškus ir be abejo švinų išdėstymą. Tai vienas iš pagrindinių aspektų, kaip išdėstysi švinus, taip ir turėsi. Aišku, baloniniai meškeriai, plūdiniai meškeriai visada privalomas suktukas. Tam, kad jeigu žvejojate su masalais, tokiais kaip musės, lervos, kukurūzai, kad tiesiog nesusuktų jūsų pavadėlio. Labai dažnai būna uždėdi 2-3 ten musės lervas, gaunas kaip propeleris, traukia iš vandens, neužkirtė žuvies ir tada visas pavadėlis susipainioja. Tai apsaugo suktukas ir dar geriau, kad jis būtų dvigubas. Tada jokių problemų jūs neturėsit. Ir švinų išdėstymas. Labai dažnai būna taip, kad žmonės pasirinka švinų išdėstymą elementarų. Tai yra vienas svarelis ir suktukas.
Bet mes visada rekomenduojame geriau dėti mažesnį svorį negu laiko plūdę ir naudoti štai tokius papildomus svarelius. Kodėl? Todėl, kad jūs galite reguliuoti masalo sklendimą. Jeigu jūs turėsite tik suktuką ir švinuką, automatiškai jūs turėsite tik pavadėlių ilgį. Bet kartais būna, kad žuvis maitinasi ir aukščiau dugno, arba jūsų jaukas šiek tiek, dulka, leidžia savo tos pačius įvairiausius komponentus aukščiau dugno ir žuvis kartais maitinasi ne nosim nukišusi į dugną, ką dažniausiai daro koja, tiesiog plaukioja vandens sluoksniuose. Ir būtent švinukų pagalba jūs galite tiesiog aukštinti visą svorį, patraukti aukščiau, palikti tik vieną svarelį prie suktuką ir tada jūsų masalas labai gražiai ir tvarkingai skles įvairiuose aukščiuose. Galite reguliuotis, galite, aišku, sustumti viską, kad eitų prie dugno, galite viską sukelti į viršų, kad jūsų pavadėlis būtų ilgesnis ir tada masalas su prilaikomo, žvejojant prilaikymą, tiesiog skles daug aukščiau dugno. Todėl plūdiniai meškeriai aš rekomenduočiau būtent tokį svarelių išdėstymą, kad jūs turėtumėte daugiau fantazijos ir galėtumėte fantazuoti, kaip pateikti masalą žuviai. Aišku, vienas įdomesnių dalykų yra dugninė meškerė, bet jau man asmeniškai. Vis dėlto Lietuvoje atsirado feeder lyga, tai yra sportas, kuris labai jaunas, kol kas organizuoti tik 2 pasaulio čempionatai. Galvoju, 4 jau dalyvaus Lietuvos rinktinė ir tai įdomus, perspektyvus ir pakankamai geras žūklės būdas tada, kai nenorit ten kažko veikti aktyviai, tiesiog žiūrėti galiuką ir gerai praleisti laiką. Gal čia per drąsiai pasakiau, kad nelabai reikia veikti kažką aktyviai. Šiuolaikinė dugninė meškerė tai iš tikrųjų pakankamai daug veiklos. Vėlgi, jaukų gamyba, jų bandymas atburti tą formulę, kurie dirba ankstyvą pavasarį. Žinoma, viskas dar nekvapnu, daug sliekų kvapo ir tada prasideda pirmųjų žuvų žvejyba. Iš ties įdomi, tuo labiau, kad Lietuvoje begalė vietų, kur gali pradėti tokias žvejybas, nebūtinai Nemuno delta, vėlgi tas pats populiarus Nevėžis, Neris, ten daug meškeriotojų iš Kauno ir iš Lietuvos pradeda savo pirmąsias žūklės. Tačiau dugninė meškerė šiuolaikinė iš ties populiari ir daugelis meškeriotojų pradeda gaudyti pačią įvairiausią žuvį. Ne tik kuo ir karščius laimikiai, tačiau šiemet ypatingai manau, bus populiaru žvejoti karpis metod būdu, nes pernai mes parodėm 1-2 laidą, daugelis meškeriotojų pabandė ir savo vasaras netgi praleido žvejodami metod stiliumi. Na, o mūsų tokia jau daug maž sportinė žūklė, dugninė meškerė, kai naudojamos platformos, jaukai, visada įdomi, graži ir žavi. Tuo labiau, kad žvejojant plonais valais, kautis su pakankamai stipriom ir veržliom žuvim iš ties smagu. Apie dugninę meškerę kalbėti aš galiu be sustojimo ir labai daug, dėl to daug ir nekalbėsiu, nes metas jum ir mum pailsėti. Iš principo, ką aš esu pastebėjęs, kad aišku, sistemėlių mes labai daug parodėm ir šiemet būtinai rodysime, kokias naudojam sistemėlės, būtent tam, kad nepersimestų šėryklos, nepersimestų kabliukai, bet idėja tokia, kad pintas valas, tada, kai jūs žvejojate iš toliau arba žvejojate srovėje, tikrai gelbsti. Tada galima naudoti mažesnius svorius, mažesnės šėryklas. Valas labai plonas, gauna labai mažą apkrovą nuo srovės, nekelia šėryklos nuo dugno ir kibimas, jeigu žvejojate tik šiek tiek iš toliau negu 25 metrai, daugelio matomas būtent pintų valų. Tik tai tiek noriu akcentuoti, o aišku, šiemet mes labai daug kalbėsime apie dugninę meškerę, nes tai labai populiaru šiuo metu Lietuvoje. Tai yra vienas iš pagrindinių turbūt kertinių dabar žūklėje atsirandančių naujovių, tai yra būtent žvejyba dugninė meškerė šiuolaikinė. Viskas, ilsimės, ar ne? Ir susitiksim po pertraukos.
Sveiki sugrįžę, dar kad sveikinam visus sulaukus margučių šventės. Mūsų tie visi vobleriai lygiai taip pat rodo kaip margučiai, aš kaip pagalvoju, kodėl ta žuvis turi kibti ant tokių spalvų, ant tokių formų. Aš manau, kad irgi švenčia Velykas. O jeigu mes švenčiam Velykas ir kalbam apie tai, kaip pasiruošti pavasariniam žuklėm pirmosiam, tai be abejo negalim nepakalbėti apie lydekas. Vis dėlto tai pakankamai populiaru Lietuvoje, daugelis meškeriotojų ima pinigus į rankas, žvejoja. O mes žvejojam dažniausiai su mūsų laidos bičiuliu Rimu Ramonu. Tai yra vaikščianti enciklopedija, žmogus, kuris ieško kažką tai naujo, įdomaus ir su juo valtyje visada būna smagu. Lydekos, lydekos, lydekos. Tuo labiau, kai valtyje Rimas Ramonas, geras mūsų laidos bičiulis, žvejyba tampa panaši į enciklopedijos skaitymą. Čia ne tik masalo mėtymas į kairę į dešinę, tačiau ir vandens skaitimas, pažintis su žuvimi ir, kaip matot, štai tokiuose gyliuose, ten, kur gilis iki kulniukų, vien pravesti masalą ir ištraukti žuvį, jau nėra paprasta. Pirmosios mūsų pavasarinės žuklės dažniausiai vyksta Liepojos ežere. Tikrai žuvingas ežeras, tai labiau, kad jį atplaukia lydekos ir iš Baltijos jūros ir čia žvejoti išties smagu ir gražu. Praėjusiu metu buvo nerealu mūsų žvejyba, kaip mes pamename, pagavome valtyje dviese daugiau nei 40 lydekų. Žinoma, visas keliavo atgal, bet taip, Rimo Ramono atrinktas masalas, pasirinktos vietos visada džiugina ne tik mus, tačiau ir mūsų laidos žiūrovus. Lydekų žuklė be galo populiari ir manau, kad lygiai taip pat šiemet vėlgi lydekos tikrai jau daugelis išneršia po ledu, kitos išnerš tik nuėjus ledui ir mes pradėsime iškart žvejybą. Kol kas noriu priminti, kad lydekų žuklė yra draudžiama iki balandžio 20 dienos. Apie spiningą kalbėti tikrai labai sunku. Daugelis meškeriotojų renkasi pačius įvairiausius variantus spiningų. Aišku, multiplikatorinės rytės, inovatyvu, įdomu, bet dar daugelis meškeriotojų to bijo. Dėl to mes šiemet galime pasiūlyti meškeriotojams, netrukus atsiras žuklės parduotuvėse tai, apie ką daugelis svajoja. Tai yra lengviausia pasaulyje rytė, visiškai nauja sugalvota šiomana, vadinasi Vanquish. Žiauriai geras ir įdomus daiktas. Su naujausia ryte, lengviausia pasaulyje, mes susipažinome praėjusiais metais rudenį Olandijoje. Čia dalyvavo daug žurnalistų iš viso pasaulio, rašantis įvairiausius žuklės leidinius, žurnalus ir mes pasukinėjame tą daiktą. Išties gražus, įdomus dalykas, kuris, manau, prilips kiekvienam meškeriotojui. Na, jeigu prakalbame apie lydekas, tai noriu priminti, kad jų negalima žvejoti kol kas iki pat balandžio 20 dienos. Mes kalbėjome apie tai su mūsų laidos bičiuliu, viceministru Linu Jonausku. Įdomus žmogus, plus kad yra žvejys, kas yra mums labai svarbu ir būtent Linas atsakingas už žvejybą. Už tai, kas mums visiems svarbu. Ir dabar šiek tiek jo informacijos apie lydekas. Akcija Lydeka 2013 startuoja kovo 20 dieną ir jinai baigsis balandžio 20 dieną, kada įsigalios leidimas jau žvejoti šitas žuvis. Šios akcijos tikslas yra visoje Lietuvoje pasaugoti neršinčias lydekas.
Na, eilę metų mes žinom, kad brakonieriai gviešiasi neršiančių lydekų, jos yra lengvas taikinys tiek tose mažose upelėse, tiek apliejamose pievose. Tai tikrai jungsim visas mūsų galimybės, pasitelksim visus mūsų inspektorius visoje Lietuvos teritorijoje. Prie akcijos prisijungs ir Lietuvos policija, na, bent jau tokį pažadą mes turime. Ir tikimės, kad žvejai mėgėjai taip pat nebus abejingi ir pastebėję neteisėtus žmonių veiksmus prie vandens telkinių, gaudant žuvis, badant jas ir taip toliau, nedelsiant praneš aplinkos ministerijai, informuos apie tai ir mes pasitengsim, kad brakonieriavimo faktas apskritai išnyktų iš mūsų visuomenės. Tai aišku, tą bus labai sunku padaryti, bet jeigu visi kartu kovosime su tuo, tai tikrai pasieksim neblogų rezultatų. Tai dabar lydeka, žinokite, kainuota yra pakankamai brangiai. Man atrodo, šiaip už nelegalų jų sugavimą, bet kokiu, tarkim, jeigu kalbėtumėm apie brakonierius, tai už vieną lydeką jie iš karto moka virš 500 litų, o jeigu dar draudžiame metu, viskas dauginasi iš 3 ir gaunasi žiauriai geros sumos. Dėl to aš galvoju, palikite jas ramybėj visi, kas tik įmanoma. Lai jos gyvena, lai jos išneršia. Panerštą mes jas pažvejosime, kai jos bus išneršusios, atsigavusios ir tada, aišku, pagavai paleisk, visada daug įdomiau negu pagavai ir suės ten tą lydeką. Neskani tą lydeką, nežinau, kuo čia žmonės labai džiaugiasi jomis. Ok, o dabar, aišku, kadangi jau mes pagavome tą mūsų bičiulį viceministrą, tai turime dar jam keletą klausimų ir vienas, aišku, tokių svarbesnių, tai kurgi dėsis tie pinigėliai už tas baudas, aišku, už pagautus brakonierius ir mums tai visiems labai svarbu. Na, iš ties šiais metais žala padaryta gamtai yra padidinta keletą sykų, už tam tikrą žuvų rūšis net 10 kartų, na, tarkim, lašišas. Anksčiau buvusi žala buvo 200 litų už žuvį, dabar jis siekia 2000 litų ir visos tos lėšos nukeliaus į aplinkos apsaugos rėmimo programą. Iš šitų pinigų ir taip pat bus skiriama ne tik vandens telkinių įžuvinimui, bet ir vandens telkinių kontroliai. Būtina pastebėti, kad tikrai didelė dalis keliauja gamtos inspekcijom, kurui, už ką inspektoriai važinėja į reidus, gaudo brakonierius, prižiūri vandens telkinius. Na ir tai yra tikrai neatsiejama dalis tos vandens telkinių priežiūros, nes neužtenka vien tik tai žuvinti telkinio, reikia jį ir prižiūrėti. Ir kas yra labai svarbu, kad šiemet pirmą kartą yra iš mūsų žvejų pinigų žuvinama. Anksčiau visą tai darė ir dabar turbūt daro Žemės ūkio ministerija iš principo, bet tas veisimas man kažkoks buvo juokingas ir čia mano, aišku, nuomonė. Bet dabar viskas bus skaidru, įdomu ir vėlgi čia spaudoje staiga išlindo, kad oi, tik 350 000 skirta, nors buvo žadėtas milijonas. Aš vėlgi norėčiau tų visų žurnalistų portalinių paprašyti, įsigilinkit kebra į temą. Noriu patikinti ir nuraminti visus Lietuvos žvejus, kad tikrai šiais metais vandens telkinių įžuvinimui skirsim 1 milijoną litų. Kaip buvo žadėta, taip tą pažadą ir tesėsim. Pirmasis etapas jau yra paskirti 350 000 litų vandens telkinių įžuvinimui. Ir antras etapas bus rudeniniam įžuvinimui ir skirsim 650 000 dar litų šitam procesui. Tai iš viso planuojam įžuvinti vandens telkinius, kurie yra neišnuomoti ir priklauso Lietuvos valstybei. Ir bet kokiu atveju apie įžuvinimą, apie patį procesą, apie žuvelių įleidimą ir taip toliau plačiai informuosim visuomenę. Visi galės dalyvauti, tiek ekspertai, tiek patys žvejai mėgėjai, prižiūrėti, kontroliuoti, tikrai savo akimis įsitikinti ir pamatyti, kad tos žuvelės pasieks vandens telkinius, nors yra abejojančių, kad ne visos žuvys išplaukia, tikrai taip nebus. Pasieksim ir pakontroliuosim, kad tas milijonas skirtas žuvim tikrai pasiektų vandens telkinius, mūsų ežerus ir tvenkinius. Ir dabar labai neblogas pasiūlymas. Iš tikrųjų, kasgi jeigu ne mes sutvarkysime tą mūsų gamtą. Vėlgi,
Aišku, gerai, kad tai gamtosaugai skiriami pinigai, gerai, kad atsirado tos baudos didžiuliai kiekiai, gerai, kad atsiranda tų pinigų žuvyvaise, kas yra labai svarbu visiems mums. Bet aš galvoju, kad mes galime būti dar geresni. Ir kad būtumėm geresni, galime dar kartą paklausyti Lino. Na, naudodamasis progą, tikrai kviečiu žvejus mėgėjus, kurie yra neabejingi situacijai, kuri yra susiklosčiusi dabar ir tas brakonieriavimo mastas padidėjęs ir taip toliau. Ir tikrai turi galimybę šiandien kovoti su tai ir mes visus kviečiam tapti neetatiniais gamtos inspektoriais. Neetatinių gamtos inspektorium norint tapti, reikia išsilaikyti egzaminą regiono aplinkos apsaugos departamente, sužinoti apie galimybės, apie teisės, apie pareigas, kokias turi neetatinis inspektorius ir kartu su tikraisiais gamtos inspektoriais dalyvauti reiduose, prižiūrint gamtą, kontroliuojant, kaip yra naudojami žuvų ištekliai ir taip toliau. Viskas šiandien. Tokia mūsų velykinė laida, kurią mes žiūrime į savo tos vobleriukus, lygiai taip pat kaip žiūrime ir jūs žiūrite dabar į stalą, į savo tos margučius, turi kažkokią panašumą. Galų galę sveikinu su realia pavasario švente, labai tikiu, kad vėlgi tie ledai nueis ir mes lygiai už savaitės užsiimsime rimta ir realia žvejyba. Linkiu visiems jums to, linkiu ir savo. Šiandien tiek, nei žvyno, nei uodegos, lygiai po savaitės.